Nu, muziejus tai yra nekomercinė organizacija ir aišku, iš žiūrovų, iš lankytojų jūs negalit pragyventi ir labai papildyti savo sąskaitas. Tai turėtų būti išlaikoma valstybės tokios įstaigos kaip jūsų, taip? Taip, aš pasakyti tada, ar rajono vadovai ar dažnai aplanko pas jūs muziejų? Lankosi, negali sakyti, kad nesilanko, bet be abejo mes norėtume, kad daugiau apsilankytų, dažniau. Sakykit, ką jūs mėgstat ir ko jūs nemėgstat jūsų darbe? Aš sakyčiau, mūsų kolektyvas, jeigu jau kalbėti, ką mėgstu, ko nemėgstu, mūsų kolektyvas suformuotas jau kažkaip nuo pat muziejaus įkūrimo, labai maža kaita, nors nėra tos motyvacijos, atlyginimai nėra dideli ir taip toliau, bet, sakyčiau, darbas muziejininko tai yra toks kūrybinis, ramus, lėtas, kas man labiausiai nepatinka. Man labiausiai nepatinka, pavyzdžiui, kada žmogus vėluoja kur nors. Arba reikia, užtrunka, reikia laukti, šitie dalykai nepatinka. Antras dalykas labai nepatinka, jeigu pažada ir nepadaro. Ir dar sakyčiau, aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kolektyvas yra toks susitelkęs ta prasme, kad pas mus niekada nedingsta jokie eksponatai. Tas man tikrai labai patinka. Mes žinom, kur kiekvienas daiktas yra ir kad niekada nereikia kažko saugot. Darbuotojai tikrai visi labai, sakyčiau, saugo kiekvieną daiktelį. Tas man labai gražu, labai patinka. Ir aš labai džiaugiuosi, be abejo, visus darbuotojus reiktų pagirti, kad tikrai žmonės stengiasi dirbti, bet labai džiaugiuosi tokiais žmonėmis, kaip, pavyzdžiui, Artūras Narkevičius, kuris kiekvieną daikčiuką pačiupinėja, jisai jį užkonservuoja, pavalo, tiesiog meiliai su jo elgiasi, gražiai dirba, tas labai gražus dalykas. Sakyčiau, rinkinių saugotojai jau senokai dirbanti, taip pat jau apie 15 metų irgi tikrai sugeba tvarkingai, gražiai surašyti, suinventorinti, suaktuoti eksponatus. Tai tokie gražūs pavyzdžiai, aš neminėsiu dabar kiekvieno darbuotojo, kad tikrai jie visi, kaip sakė, kiekvienas žmogus turi tų gerų tokių bruožų, savybių, kurios tinka muziejininkystėje. Ir tikrai džiugu, kad toks kolektyvas. Iš esmės, muziejaus darbuotojas tai yra mokslinis darbas, aš sakyčiau. O, sakyt, kiek žmonių pas jūs iš vis dirba muziejai? 15 žmonių su ūkio dalim. Dabar, sakyt, jeigu dabar jūs tais laikais tokį sumanimą įgyvendinot, įkūrėt muziejų, faktiškai jūs esate kūrėja, nors sakot, kad tai yra palaipsniui buvo. Jeigu dabar būtų tokia situacija, jeigu jūs dabar sugalvotumėt sukurti muziejų, ar taip jums pavyktų, kaip jūs galvojat? Be abejo, kiekvieną dalyką, jeigu pradedi dirbti ir jeigu tu jauti, kad tai jau prie tavęs prilipo šitas dalykas, jeigu tu jauti, kad, pavyzdžiui, ta meilė tokia tam darbui ir žinai, kad čia tavo vieta, manyčiau, kad tikrai ir dabar, jeigu pradėčiau kurti, tai sukurčiau, be abejo. O ką jūs planuojat ateityje? Kokie jūsų planai toliau? Kas liečia dėl šito darbo, dėl muziejaus, eksponato, aplamai, kokie būtų jūsų pageidavimai? Na, pirmiausia, tokia artimiausia perspektyva, nežinau, kaip tik tai su sveikata ponui Konstantinui Bogdanui bus profesorių mūsų garbės piliečių ir kraštiečių, kadangi jis dabar vis iš ligoninių neišeina. Mes su juo esam sumastę Žeimių dvare, kartu su Žeimių dvaro savininkais, įkurti jo dirbtuvę. Tokį muziejų, jo dirbtuvę. Ir jis numatęs atiduoti visus tuos eksponatus, kuriuos jis turi savo dirbtuvėse. Tad toks pagrindinis planas. Dar, sakyčiau, tai čia dėl muziejų kūrimo kaip ir. Dar vienas dalykas, dar amatų centre be abejo svajonė kažkaip padaryti šildymą, pastatyti krosnį, kur galima būtų kepti duoną ten ir užsiimti įvairiais amatais, tai būtų labai įdomus ir gražus dalykas, tai tokia dar svajonė. Dar viena svajonė, tai didžioji, sakyčiau, kadangi jau ją paskutinė ir sakau, tai didžioji svajonė būtų, kad kaip nors atrestauruoti tuos likusius 2 korpusus. Ir tikrai, kad ekspozicijos būtų naujos, kurias dar galbūt pajėgčiau ir sukurti bendrom jėgom su kolektyvu ir kad tai tikrai būtų jau tada mūsų muziejus būtų pasiekęs truputėlį tokį didesnį lygmenį su ta restauracija tų pastatų, nes kadangi architektūros paminklai, tai būtų jau gražu.
Nu, jūsų planai dar dideli ir daugelį metų į priekį, aš matau, bet jūs čia juokais galbūt pasakėt, girdėjau, prie manęs buvo kalba, kad jūs jau galite išeiti į pensiją ir tarkim, nu, jeigu jūs sugalvotumėt iš tikrųjų išeiti, ar jūs matytumėt žmogų, kuris galėtų jūs dabar pakeisti šitą vietą? Aš dabar neįvardinsiu nieko, be abejo, atsiras žmogus, bet aš savo patirtį, tai tikrai patirtimi savo galėčiau dar prisidėti ir padėti ir nedirbdama. Žodžiu, dirbti tikrai ilgai negalvoju. Jeigu dabar būtų kitokia valstybei situacija ir man užtektų galbūt pensijos ir tų pinigėlių, aš ir dabar nedirbčiau. Pasilikčiau kokį pusę etato ar kažkiek, ateitum kaip svečias, taip smagiai padirbti truputėlį, o ne taip, kad ilgai nesiruošiu dirbti. Jūs buvot partijos narė ir dalyvavot politikoje šiek tiek. Sakykit, jums tai padėjo jūsų veikloj? Ne. Todėl ir nebūnu. Manyčiau, mano nuomonė yra tokia. Jeigu yra įstaigos, biudžetinės įstaigos vadovas, jis neturėtų būti partijoje. Dėl to, kad šitas visas trukdo įstaigos vadovui dirbti ir dėl ko trukdo? Dėl to, kad požiūris visas ir visa kita geriau būti nepartiniam. Tai yra daug patogiau ir, pavyzdžiui, jeigu kreiptis į bet kurios partijos atstovus ar tarybos narius, mano nuomonė, šitaip yra geriau, negu būti priklausyti kažkuriai partijai. Sakykit, prašau, dėl Skarulių dvaro. Jūs anksčiau minėdavot ir būdavo diskusijos apie tai, kad jį reikėtų atstatyti. Kokią situaciją? Jūs matot kokią nors perspektyvą? Perspektyva, aišku, jeigu būtų skirti pinigai, galima, ne visiškai pilnai, ten pilnai nieko nepadarysi, bet sutvarkyti tą Skarulių dvaro parką, ten dalis dar to parko yra išlikę, ir bent jau kažkokią atminimo lentą ar kažką, žodžiu, patvarkyti taip ten tą parką, kad galėtų žmonės lankytis ten. Tai tas, manyčiau, kad būtų pilnai išsprendžiama ir galima būtų šitą padaryti. Tai čia turėtų spręsti mūsų vietinė valdžia. Taip, čia ir, matot, čia paminklootvarkos reikalas ir departamento kultūros vertybių apsaugos, kadangi reikia, kad departamentas pinigėlius skirtų visgi vieno seniausių dvarų vietą ir bent tą vietą pažymėti, ten šiek tiek bent užkonservuoti, pavyzdžiui, ten, nors jau dabar ten išgriauta visiškai praktiškai ir to pastato nebelikę, kuris buvo 16-17 amžiaus. Nu, vis tik jūs esat optimistė ir ta jūsų veikla muziejaus tai būtų, pasakyčiau, labdara iš jūsų pusės mūsų visuomeniai, mūsų jonaviečiams. Aš taip įvertinčiau jūsų darbą. Jūs sakykit, jūs kartais televizorių žiūrite išvis? Visada žiūriu. Visada žiūriu? Visada žiūriu. Ką mėgstu žiūrėti, galiu pasakyti greitai. Taip. Žodžiu taip, žinios įvairios, per visas laidas paieškau kažko tai. Labai kakadu patinka, pavyzdžiui. Mėgstu humorą, todėl mėgstu pasižiūrėti ką nors humoristinio, kur tikrai pakritikuoja nuoširdžiai ir gražiai. O ką jūs norėtumėt ten matyti ir ką jūs norėtumėt, kad matytų jaunimas dabartinis? Jaunimui reiktų sugrįžti kažkaip prie patriotizmo, prie to meilės Lietuvai. Be abejo, čia turbūt reiktų ir vyriausybės politiką šiek tiek pakoreguoti, kad jaunimas nebėgtų iš Lietuvos. Tai yra vienas svarbiausių dalykų. O mano nuomonė, mūsų jaunimas tikrai, aš stebiu jaunimą daug metų, kadangi mokykloje dirbau daug metų, mano nuomonė, jaunimas ir dabar yra geras. Tik tai nėra to tokio postumio jiems būti tais tokiais patriotais Lietuvos. Reikia kažko tai ir jaunimui, kad jie liktų čia Lietuvoje ir kad jiem čia būtų gera. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Su mumis buvo Regina Karalienė. Ačiū. Ačiū.